Sveiki gyvi, TV6 kanalo žiūrovai, futbolas ir toliau. TV3 šeimoje ir mes šiandieną keliamės su jumis į Jonavą, čia miesto stadione Kauno Žalgiris. Per anksti netrodo, kad buvo gerai įsidėstę šioje situacijoje kauniečiai ir nepasiruošę dar kol kas atakuoti. Ir štai čia gali tekti už tai susimokėti vos. Kauno Žalgirio futbolininkui Orega dabar turi neblogą šansą mušti į vartus, bando tą daryti jis, bet neįtingai. Tiesiog kamulio baudos aikštelėje ir tuomet jis jau gali ten kažką pavojingo sugalvoti. Oregai kamulį nesužaidžia, pavojus prie kauniečių vartų ir Telečėja smūgiuoja į vartus. Ir ypač dominuoja pastaruoju metu, ką jau minėjau. O čia aikštėje pasirodės Johansenas dabar. Praktiškai nuo aikštės vidurio kabino kamuolį, čia labai neblogas smūgis į vartus. Vakar įveikė jis kartu su savo komanda iš Azerbaidžano antrąjį čempionų lygos etapo. Štai čia labai pavojingas dabar kauniečių išpuolis. Solardava vėlgi laimi kamuolį ore. Renanas nepavyksta jam smūgis. Krekavičius bando smūgiuoti griūdamas. Ir etapas Suomijoje. Taip pat Lenkijoje yra rungtyniavęs Krekavičius, o dabar Burbos perdavimas į baudos aikštelę ir vėl labai netoli. Kleckardas. O Kadričius ieško Leo Ribeiro, šis turi erdvės. Šviežus yra Brazilas. Ir jo perdavimas į baudos aikštelę. Na, kaip po vieną žaidėją turėtų treneriai, vėlgi apeliuoju tai, kad mano nuomonė kauniečių atsarginių žaidėjų sąrašas tikrai yra solidesnis. Krekavičius. Menšeibas yra baudos aikštelėje. Krekavičius! 1-0 kauniečiai priekyje ir tai gali būti tiesiog nuostabios Kauno Žalgirio istorijos pradžia. Leonas Krekavičius susitvarko kamuolį, nusimeta jį ant kairiosios kojos ir dabar pakelia tiesiog visą Jonavos stadioną ant kojų. Tai gali būti svarbiausias. Ir tai yra viskas, dabar tai jau yra oficialu. Kauno Žalgiris yra trečiajame čempionų lygos atrankos etape ir bet kokiu atveju, kad ir kaip toliau pasibaigtų Kauno žalgiriečių kelionė Europoje, ji bus ilga.